Okay. Šiandien kojų diena. Ir vėl. Šiandien norėjau ją praleisti ir krūtinę nugarą daryti. Bet nenoriu sugadinti savo jau didelio stryko, kad nepraleidžiu kojų dienų. Ir va, šiandien jaučiame savo šią puikiai. Gyvenimas sutvarkytas, mitybos sutvarkyta, viskas sutvarkyta. Ir šiandien dedam kiek? 100 kem. Esu praeit, kad darėm su 100 tram. Ir galvojau, dėt gal 100 tram ar 100 kem. Ir galvoju, kodėl aš čia taip mąstau. Galvoju, ką aš nevykėlis nepakelsiu 100 kem. Pažiūrėsim. Nes nežinau, ar aš pakelsiu 100 kem. Ir ką? Ką? Nežinau, daugiau neturiu ką pasakyti. Reikia kojas daryti. Nes taip ar taip jas reikia padaryti. Kaip manai, per kiek laiko prasisuksim? Tram, kiek minučių? Jeigu šūdo nemalsim. Jeigu šūdo nemalsim, faktas, tada jo, gal kažkur tram, kiek minučių. Nu, bet realistiškai dar biškį šūdą pamalsim. Tai iki valandos. Jis nemalasi, esu mėgėjęs šūdą pamalti. Profesionalas. Jo, profesionalas savo srities. Bam. Все. Let's start. Parėjau prieš kamerą gal. Iš tikrųjų. Bliam, sunkus svoris atrodo tikrai. Pažiūrėk. Šiek čia daug. Bliam. Palyginus, kiek tu čia didi ir kiek tu tenais nahu didi, tai nežinau. Na, bet ten lepresės lievas. Suprantate, jis ten šūdniai sukonstruotas. O čia gan gera hekskotų mašina. Nors aš labai daug nebandys, bet tikrai gera. Jaučiasi, kad kokybiška. 100 kem. Nu, šiaip nėra čia daug. Pakelsim, aišku. Nu. Šiaip būtų prikolas pabenčinti 100 kem. Bandžiau kažkada, bet nepavyko. Biški, dar trūksta. Biški. Greit bus, tikrai greit. Oi. Žiūrėk, parodysiu. Matai, kas parašyta? Skaityt moki? Vis aš nelabai. Neveikia. Aha. Nežiūrėk, pamoka tau. Čia tokie užrašai tam, kad tu liktum mažas. Kad tu padėtum geinsus visus ant stalo ir ateitų kiti pasimtų, kuriem reikia. O tokie, va kaip aš, ateinu ir pasiimu tos geinsus. O tokie yra, nebūk tas žmogus, kur tie tokie kaip betos paskaitė, net nepabandė ir viskas paskaitė ir patikėjo už tai, kad tai parašyta. Ir paliko viską ant stalo, net neėmė. O sakau, va tokie žmonės kaip aš ateina ir pasiima. Tai, va, sakau, jeigu užrašyta, nebijok pats, patestuok. Gal taip nėra iš tikrųjų blogai, kaip parašyta. Nes parašyti čia gali būti jau gal prikolas, nes kažkas užkliavo prikolą ir galvoja, aš čia patikėsiu. Nu, bet jinai jaučiasi, žinau, biškai, trašo gal ją stepti reikėtų, bet man pofik, visiškai, man kojų diena šiandien. Šiandien man kojų diena, viskas. Turiu man nerūpė. Ar ten kažkas parašyta, veikia, neveikia, ten galima, negalima. Man kojų diena. Aš noriu geinsų.
Man reikia gainsų, man reikia daugiau gainsų. Todėl aš ignoruoju tokias nesąmonės. Tiesiog, paskui gali, jeigu būsi prigautas, apsimetė tokie durnelis, kad, oi, nemoku skaityti, nemačiau, nepastebėjau. Visą laiką suveikia. Reikia mokėti vaidinti durnelį. Aišku, dar paprašiau vaidinti durnelį, jeigu tau net nereikia vaidinti. Tai va. Ir ką? Dar nepasakiau. Rankų workouto neįdėjau tik dėl to, nes norėjau. Reikėjo, jau atėjo tas laikas, kad reikėjo pasikačialinti vienam. Be jokios kameros, tik aš sidausinės, mano mintis, svoriai, viskas. Kartais šito labai pasiilgstu ir kartais šito reikia. Tai yra ofigenas dalykas. Terapija, visiškai meditacija. Tai o dėl to rankų nebus, rankas aš pats pasidariau vienas, šia pampas buvo out of this world, žinai. Nu ir все, jau pailsėjau, bet aš 100 kem tikrai jautęs. 100 kem buvo gerulis setas. Tai hekskvotai neblogi. Nu ir все. Toliau padarysim čia. Tikiuosi visiškai nesuvarysiu šitos mašinos, nes aš tikrai net pirksiu jos, nes man kripto nugriuvęs, o dabar be babkių sėdžiu. Tai padarysim čia vieną setą, iškart supersetas su legpresu ir va, kaip visą laiką. Nieko naujo. Svoriai irgi tie patys 3-7 palikau kaip praeitą kartą. Nes praeitą kartą, nežinau kiek aš tik 10 padariau. Ir tik labai sunkiai jautės, tai nežinau, aš bent jau iki 15 norėčiau uždirbti. Arba, kad biški lengviau jaus. Tada dėsim biški toliau. Bet labai tikiuosi, kad greitai turėtų restauruoti kačalką kitą šitą elektrėnuose. Arba aš Vilnių perskilsiu, nes jau čia elekpresą, čia jau nelabai jau yra kur dėt svorių. Ir nelabai yra tų dvacokų čia. Fitneso kačalka, minusas. Ir pažiūrėk, kaip nenuostabu visiškai. Kas atsitiko mašinai? Lūžo? Ne, apšia, jinai fine mašina, viskas, jai labai gerai. Nežinau, kiek čia tiesos šitam užo šiandien neveikia. Pradėjau galvoju, kad čia prikolas, kad užbeitin kažką tai. Bet aš netoks žmogus, kad užsibeitinčiau tokias nesąmonės. Ok, setas tikrai buvo wow. Šiaip, nežinau, per šitą tikrai nesigildėjo dalyką. Bet kai dariau legpresą, tas svoris, jisai mane taip prispaudė ir galas, kad visas stuburas taip straškėjo. Tai net chiropraktiko nereikėjo ir pratraškino nugarą. Wow, šiaip tikrai. Figiau jaučiuosi, tikrai. Labai gerai jaučiuosi, iš tikrųjų. Все, kurlai. Ir kas toliau? Ikrai. Ir padarysim presiuką, nors kad ir kaip aš tingai nenoriu daryti. Bet padarysim. Bet jau beveik, žiūrėk, nedaug liko.
su šūdo malimu, kiek čia 20 minučių užtrukau. Dar pabaigsim, tai dar 20 minučių. Tai čia apšė nieko sudėtingo. Kojų diena, vat, jinai turi pliusų ir minusų, man jinai patinka, dėl to, kad jinai pati intensyviausia ir dėl to jinai pati trumpiausia. Tai laiko ir intensyvumo atžvilgių man patinka jinai. Man patinka, kai workoutai būna intensyvus, kai sunku, kad jautis, kad tu atidirbai. Bet minusas, kad jos nesinori niekada daryti šitas dienas. Kai ją pradeda daryti, įsivažiuoju, jo, tada kaifas kojų diena, labai viena iš geriausių dienų. Bet kai ją reikia pradėti prisiversti save daryti, tos svorius dėti ant tų mašinų, tada ne, tada taip nesinori. Bet paskui pradeda daryti, viskas gerai. Tada jau nori toliau, nori damušti, nori ją finishint. Bam, lėk, kur laidam, sio, gerai. Dabar įkrus einam dasimušom. Šiandien vietoj 200, 210. Tai va, čia rodinu, kad high intensity trainingas, high intensity training stilius yra on top. Tai yra čia best training stilius. Tai yra net ne best, čia yra vienintelis training stilius. Kiti ten fake, ten propagandos, kad tave laikytų mažu, kad tu liktų mažas, ten yra propaganda. Yra tik vienas training stilius. Tai yra high intensity, heavy duty style, Mike Mensterio būdu. Tai va, čia yra net įrodymas. Kiekvieną treniruotę aš stipresnis. Pradėti treniruotę su 200 darėm, dabar 210, svoris kyla, mano raumens masė auga, viskas auga, aš, jeigu aš stipriai, reiškia išaugau, viskas. Tai, let's go, ateik, einam. Kaip manai, stipriai nuspaus pečius, kad randai būtų? Manau, kad ne. Nes dažnai būna tokie to dalykai. Bobas čia čiupinėtų mane, paskui randai lieka, bet taip nėra tikrai. Liūdna realybė. Juokauju, aš pats renku savo realybę. Man biški spermos ant rankų, kad gripas geresnis. Ir dabar damušinėjom presą, darysim tą patį kaip visą laiką. Nors idėja gal kažką tai kitą. Idėja, ką tik šola idėja kažką padaryti ir kito. Žinai,
ir ant rankų dienos taip, kaip visą laiką, legraizus, o po kojų dienos gal būtų galima šitus crunchus padaryti. Bet jau spermas uždėjau ant rankų, tai jau nenuvalinėsim jas. Pasinaudosim to, kad aš jau uždėjau. Ir viso, darom legraizus. Šiaip pastebėjau pas mane, aš juos jau labai aukštai padarau. Jau pradedu net mąstyti, ar aš padaryčiau front leverį. Bet aš net nebandau šitą daryti. Tiesiog dilema, tipo. Kaip tas žodis? Teorema. Ne? Marose. Teorema, jo. Ar pavyktų ar ne. Šiaip per garsiai ausinės. Šis kartais būna krekina. Tu matai, kaip aukštai aš galiu užsikelti, kaip tos pirmus 3 setus, 4 repsus, ne setus, pirmus 4 repsus, ant kiek aukštai galiu užsikelti. Tiesiog galėčiau net o tai va, tipo, kitą pusę persisert. Nu čia jau sci-fi dalykai, science fiction. So, legs, done, finished, killed, destroyed. Ir viskas. Šiaip epic workoutas buvo, tikrai epic. Tikrai epic. Užskaitau šitą. Ir viso. Ačiū, kad žiūrėjai.